Sveiki, esu išgalvotas veikėjas, vardu Informikas. Prieš 4 metus įstojau į Kauno technologijos universitetą, informatikos fakultetą. Prieš tai buvau jaunas ir neprotingas žmogėnas. Visada su savim nešiodavosi juodą užrašų knygutę ir mėgdavo vaikščioti basas, nes tai būdavo smagiau. Nebuvau sutikęs tarakonų ir matęs jau nebuvo net, ką kalbėti apie sutikimą. Nevalgiau studentiško maisto, bet viskas pasikeitė. Mano gyvenimas apvirto aukštyn kojomis, kai atsikėliau į bendrabutį. Gavau kambarį 18 kvadratinių metrų. Lova, spinta, šaldytuvas, žmogus. Labas. Palauk. Atidar čia. Ai, o tai... O, sveikas. Labas. Tai buvo pirmasis mano susipažinimas su kito pasaulio žmogumi. O ką aš girdžiu? Tu išlaidauji? Ne, paruošk 5 lėkštes. Tie nebidonai, tie, kurie paėmė, tegu pas juos kelnėse ežys išdygtų. Ai, kitą kartą pavalgysiu. Labas. Gal arbatos? Ne. Tai gal kavos? Ne. Tada ledų? Ne. Keista. Standartiniai driveriai netiko. Ką skaitai? Fizika. Tikrai. O tai kodėl knyga versta 180 laipsnių? Ai, koks skirtumas? Didelis vaikės skirtumas, didelis. Nežinai, kiek laiko užtrunka nukopijuoti 1,5 terabaito failą Windows sistemoje? Nežinau. Pats dabar bandau įsiaiškinti. Vis dar laukiu. Kad? Mano pirmas studentiškas eksperimentas.
su Windows'ais. Laukiau 2 paras. Gal žinai, ką daryti, kad auditorijoje galėčiau užmigti? Na, gali bandyti skaičiuoti studentus, kurie kartu su tavim vaikšto į paskaitas. Daugelis smagiausių mano gyvenimo akimirkų yra iš studentiško gyvenimo. Bet smagiausia, kai išlaikiau paskutinį šio semestro egzaminą.